Sveiki bičiuliai, ir bičiulės galbūt. Su jumis Tomu Kolus, esu Tomas. Esu pažengęs alaus gamintojas, aluderis, gal galima pavadinti taip. Pradėjau, aišku, nuo ekstraktų, dabar darau all grain jau, kokie porą metų. Mokinuosi iš John Palmer ir iš savo draugo Tomo Sirkauto daug išmokau, kuris puikiausią alų padaro iš tikrųjų. O šiandien ne apie tai. Šiandien noriu jums pademonstruoti, kaip pasidaryti patį pirmą alų. Nuo ko pradėti, nes lietuviškai iš tikrųjų informacijos, kai aš pradėjau ieškoti, neradau beveik jokių video, nes YouTube'e taip yra angliškai labai daug ir taip toliau, bet lietuviškai informacijos labai mažai radau. Todėl buvo sunku kažkaip tai pradėti mokintis tą. Tai šiandien darysim paprastą alų. Šiandien mums reikės kibiro rauginimo, mums reikės maišytuvo, mes turėsim gravity matuoklį, cukringumo matuoklį, turėsim airlocką, turėsim maišelį pieniams, gal į tai kol kas nekreip dėmesio, turėsim skarbonkę ekstrakto, iš ko gaminsime alų, ir kilogramą cukraus. Cukrus, na, čia yra enhanceris, bet galima naudoti kaip cukrus, taip kad ignoruokit ir įsivaizduokit, kad čia kilogramas cukraus. Tai mes šiandien ir pradėsim tokį, kadangi draugas nori išmokti, tai šiandien toks bus parodyti, kaip gaminti alų draugui, patį paprasčiausią variantą, ir tuo pačiu nufilmuosim, galbūt kažkam irgi padės mūsų video. Taigi, pradėsim. Pradėti nuo to, kad yra labai svarbu švara. Alaus gamyboje yra labai svarbu, kad viskas būtų visiškai švaru, visiškai išplauta ir dezinfekuota, nes tai gali lemti, kad jūsų alus nepagaus. Kitaip tariant, gali įsimesti kokią tai bakteriją, arba laukinės mėlės, arba, laukinės mėlės kitas variantas. Bet iš tikrųjų švara yra pirmoje vietoje, pirmas dalykas, ką jūs turite atkreipti dėmesį. Tai siūlyčiau, kad reikėtų pradėti nuo to, kad nusipirkti kokį nors gerą ploviklį ir paskui su kažkuo dezinfekuoti, sterilizuoti su kažkuo. Šiandien mes naudosim sterilizatorių, kurį reikia perplauti, nors aš asmeniškai naudoju kitokį variantą, kur nereikia perskalauti vandeniu, bet su šito išplovus dar reikia perskalauti vandeniu. Tai šiek tiek sutaupau laiko, bet šiandien naudosim šitą. Prieš tai, kol mes viską pasiruošim ir išsiplausim, nors kaip ir turim viską paruoštą ingredientus, mes susikaisim vandens. Šiandien mums reikės susikaisti apie 3 litrus vandens. Mes jį užvirsim. Mes vėliau sudėsim ingredientus. Truputį pravirsim cukrų, šiuo atveju enhancerį. Ir su tais 3-4 litrais taip pat šiandien mes pravirsim ir apynius, bet jūs tą galite ignoruoti, nes apynius pravirti mes darysim šitą vien dėl to, kad šiek tiek pridėti alui skonio, aromato. Pravirsim apie 10 minučių, bet kaip aš sakau, pirmas alus jūs galit šitus apynius tiesiog ignoruoti, bet mes darysim vien dėl to, kad bus skanėsis alus. Taip, kad pravirsim kol kas 3 litrus vandens, įdėsim apynius vėliau ir kai baigs virti viskas, mes supilsim viską į 23-25 litrų fermenterį, verdantį vandenį, ir tiesiog užpilsim šaltų vandeniu ir viskas bus paruošta. Tada uždėsim mieles, išmaišysim, uždengsim ir išstatysim į voką. Tai viskas. Ir po 10 dienų maždaug alus bus išrūgęs. Reikės tik tai supilstyti į butelius. Galime plastmasę, galime į butelius, stiklinius. Čia kaip jums patogiau. Ir viskas. Tikėsimės, kad alus bus geras. Važiuojam. Mūsų užvirė, tai pradėsim nuo cukraus. Šiek tiek reikia pravirti, nes ten gali būti visokio nereikalingo brudo. Kaip aš vadinu. Nesijaudinčiau labai dėl ekstrakto, nes ekstrakte visas maltas yra išvirtas, visas turinys yra išvirtas, yra pakankamai saugus, taip kad galima tiesiai pilti į rauginimo kibirą.
tik tai cukrų pavirsim. Ir kadangi šiandien mes dar užmesim apynių, aš suprantu, kad pirmą alų jūs verdami apynių neturėsit, tai galit šitą ignoruoti, kaip sakiau. Tai dabar mes įdėsim cukrų ir pavirsim 5 minutės. Pilnai užtenka. Kiek cukraus? Kilogramas. Tai jeigu dar standartinius ekstraktinės karbonkės, tai čia yra netgi instrukcijos, kad reikia dėti vieną supilti skarbonkę į fermenterį, kilogramas cukraus ir viskas turėtų gautis apie 4,5 maždaug. Mes dar pamatuosim, kiek yra cukringumo pas mus, bet standartiškai turėtų gautis apie 4,5%. O kiek šitas maišas yra? Kilogramas. Ai, tai čia viskas jau paruošta. Taip, tai jeigu jūs naudojat cukrų, tai tiesiog naudokit kilogramą cukraus. Išplota petelnė. Viskas. Kilogramiukas suėjo. Kaip ir minėjau, dėl šito galima nesijaudinti. Galima įdėti, aš kartais jį praverdu irgi, bet tiesiog dėl laiko stokos mes jo šiandien nevirsime, nes tiesiog supilsime į fermentavimo kibirą ir šitą visą turinį supilsim kartu, išmaišysim gerai ir viskas bus gerai. Enhanceris pas mus jau užvirė, tai mes galim sudėti apynius. Šį kartą apynius virsim 10 minučių, tai duoda aloj tik tai aromato, bus daugiau kvapo, ne tai kad tik tai, bet duos daugiau kvapo negu skonio apynių. 50 gramų naudosiu Hallertauerio Hersbrucker vokiškus apynius. Jie yra pakankamai silpni, nes apyniai matuojama alfa procentu, kai kurie būna labai stiprus, tai jų reikia dėti mažiau, žinoma. Apyniai tiesiog duos daugiau kvapo, alui daugiau aromato, tiesiog paskanins. Dėsim maišelį. Gražiai padėsim, kad prie dugno labai nepriliptų, užkursim daugiau ugnies, viskas. Ir visam laiką, 10 minučių. Verda mūsų apyniai 10 minučių. Mes atidarysim, ne tik atidarysim, mes pasiruošim savo ekstraktą. Kuperio iš tikrųjų yra pakankamai geros kokybės ekstraktai, jeigu kažkada galvos, kokį čia man ekstraktą pirkti ir taip toliau. Kuperio labai kokybiški, labai geri, aš su jais esu irgi tikrai labai gerų alų padaręs ir rekomendacijos labai geros, iš tikrųjų. Niekas man nesumokėjo už tai, bet aš išbandęs kelis juos, kelis o keletą, bet tikrai Kuperis yra superinis ekstraktas. Taip, kad po dantelių rasite taip pat maišelį mielių. Maišelis mielių, kurias reikės sudėti, kada mes išimsim, kada supilsim viską kartu ir ekstraktą, ir viralą mūsų supilsim, kai bus temperatūra maždaug apie 22-5 laipsnius šilumos. Mūsų viskas, mes sudėsim mielės ant viršaus, uždarysim dangtį, įdėsim airloką ir paliksim raugintis. Bet ką mums reikia dabar padaryti, tai sušildyti ekstraktą, nes skystis viduje yra labai tirštas. Tai ką aš paprastai darau, užkaičiu vandens, įdedu į atskirą indą mūsų skarbonkę, skardinę gal turėčiau vadinti, ir užpilu karšto vandenį, perverčiu. Palieku 5 minutėm, vėliau atidarau ir būna pakankamai skystas, karštas mūsų alaus ekstraktas ir viskas bus gerai. Kol laukėt prisipildyti vandens arba kol verda, kol pasiruošit kažką tai ir per kiekvieną pertraukėlę ragaukit savo alų. Šiuo atveju mes ragausim mano gamybos Tomuko alus. Jokios reklamos nedarau. Tikrai nenoriu čia tipo pareklamuoti. Niekada neapsėmė. O čia iš tikrųjų yra mano pirmas pilsneris. Aš bandžiau padaryti pilsnerį neseniai, prieš kokias 4 savaitės. Ir puikiausiai gavosi. Padariau 2 fermentacijas
ir gavosi puikiausias alus. Nors ir mano vietoviai vanduo yra labai kietas, bet su mineralų pataisymu iš tikrųjų gavosi toks, kad aš apakęs. Pirmą kartą receptą sulipdžiau, išviriau, padariau. Žinot, kaip būna pirmas alus, gal ten kažką reikia pataisyti, gal tą, gal aną. Bet šitas alus gavosi, nu tikrai gerai, nesigiriam. Jozuli? Cheers. Suopiniai yra paruošti, mūsų virlas yra paruoštas, mūsų enhanceris tuo atveju, jeigu jūs jų nenaudojate, o tai bus cukrus, jau išvirtas irgi. Ir dabar išjungiam ugnį. Ką mums reikia padaryti, tai yra ištraukti apinius. Prieš tą visą puodą perkėsiu čia. Nuvarvinsiu. Vėlgi, pirmam kartui jums gali pasirodyti labai čia viskas sudėtinga su tais apiniais. Bet tiesiog pabandykit, tokių apinių praktiškai nėra, to maišelio mes nededam, 10 minučių nelaukiam. Jeigu jūs verdat tik tai cukrų, praverdat tą vandenį, tai jums užteks 5 minučių. Nes praverimas praktiškai yra dėl to, kad sunaikint gal cukruje esančias kokias tai, nežinau, kažkas gaminant, kažkokių tai dulkių ar kažko yra nereikalingų ar kažkokių bakterijų. Ir tik tiek. Tai viskas. Šitą viralą mes dabar pilsim į rauginimo kibirą, atidarysim ekstraktą, supilsim ekstraktą, išmaišysim viską gerai, dapilsim šalto vandens iš krano vanduo puikiausiai tinka, jeigu jūs ten esate girdėję mitus, kad tipo paklauskite 100 lūderių, kas svarbiausia lausiu daryti? Tyras vanduo! Tokių dalykų nėra. Ne, žinoma, turi vanduo būti švarus. Bet iš krano greičiausiai, kur jūs, jeigu vanduo geriamas, jeigu neturi kokio tai skonio blogo arba kvapo, arba kažko dar, jeigu geriamas vanduo, tai jis puikiausiai tiks jūsų alaus darymo, ypač iš ekstraktų. Ekstraktų vanduo tiks iš krano, visiškai, be jokių problemų. Jeigu darot iš miežių, kviečių, all grain alų, tada taip, vanduo turi būti tinkamo kietumo, pH, svarbu yra, turi būti tinkamos sudėties ir taip toliau pagal alaus stilių. Na vėl, tokie dalykai, apie kuriuos kalbėsim galbūt kitam video, jeigu kažkam bus įdomu. O šiandien mus puikiausiai akomponuos krano vanduo. Taip kad mes pasiruošę atidaryti mūsų ekstraktą. Minėjau, kad ekstraktas skardinėje yra visiškai saugus. Mums tą belieka... Gal čia negyvė? Galim įsipilti iš karto tiesiog į rauginimo kibirą. Rauginimo kibire Smarvė, ne? yra mūsų airlockas, mūsų grabis. Dezinfekuoti, taip? Jo, viskas yra išplauta su mūsų sterilizatorium. Tai supildom šitą. Ir ką mums dar reikia padaryti tuo pačiu, tai jūs įkaisit dar porą litrų vandens, kad supilti verdantį vandenį į čia ir išvalyti visą likusį gėrį. Kad karštas vanduo išsimaišytų ir vėl supiltumėm į tenai. Į skardinę supilu karšto vandens. Ir išmaišau viską. Tai visas sienas, visą likusį ekstraktą puikiai išsimaišo, puikiai viskas susiplaka ir įpilam į mūsų rauginimo kibirą. Štai čia. Op. Kada... Au! Karšta. Jo. Kadangi senokai nedariau, tai prašau, kad tai yra moksleivio klaida, kaip sakant. Kada darote kažkokius kitus dalykus, kada tam paliekate arba ekstraktą, arba supilat viralą, stengitės laikyti užimtą. Arba kai išplaunate jį, laikote savo tuos airlock arba kažką tai išplautus dalykus. Stengitės laikyti užimtą, nes vėl ore
tikrai yra negerų dalykų, kurių jūs nenorite savo aluje, kurie gali sugadinti alų. Tai viską supylę, mūsų ekstraktą, mūsų viralą, gerai išmaišome. Tai mes turėsim apie 4 litrus vandens ir jeigu standartiniai rauginimo kibirėliai yra apie 23 litrus, pagaminti 23 litrus alaus, jie yra apie 30, bet 23, nes negali būti, jie turi būti truputį ne iki viršaus užpildyti, apie 23 darysim, mes gal šiuo atveju pamatysim. Priklauso nuo temperatūros. Temperatūra turėtų būti sumaišius su šaltu vandeniu, temperatūra turėtų būti apie 22, 23, na, 25. Instrukcijose ant mielių pokelio jūs rasite informaciją, kaip daryti, kiek temperatūra turi būti. O mes mielių dar nepylėm? Dar nepylėm. Mes pilisim dabar šaltą vandenį, viską sumaišysim, gausim tinkamą temperatūrą ir tada dėsim mieles. Su viralui ir ekstraktui esant viduje, mes pradedam leisti vandenį. Šaltas vanduo iš krano. Jeigu mes turėjom apie 4 litrus verdančio vandens, tarkim, visumoje, ir suleisim apie 18 litrų šalto vandens iš krano, mes turėsim temperatūrą apie 23, tai yra temperatūra, kokios mums reikėtų prieš įdedant mieles. Tai mums tuoj parodys ir lipdukas ant šono, kiek čia temperatūros mes gausim ir taip toliau. O tai lipdukas parodys temperatūrą grinai? Taip, lipdukas jis kainuoja apie svarą, 2 svarus, įbėjų gali nusipirkti puikiausiai. Jisai tiesiog pamatysit spalvos jau keičiasi, kaip temperatūros yra, jisai parodys jums spalvą išmės, kaip temperatūra maždaug yra. Aišku. Supylus ekstraktą ir mūsų viralą ir pridėjus vandens, 200 litrus, temperatūrai tinkamai mes pamatuosim, kiek yra cukraus mūsų virale. Preliminariai pamatuosime, kiek gali būti pas mūsų alkoholio cukringumo dabar ir kiek bus cukraus kiekis išrūgus alui. Yra daugybė kalkuliatorių internete, pavyzdžiui, per Google įveskite Beer Alcohol Calculator, pavyzdžiui, išmes puikiausią kalkuliatorių, jūs įvesite pirmą skaičių, ką gausite, aš jums parodysiu, ką mes matuosime. Mes matuosime šitą skalę. Tai mes tikimės, kad bus apie 4,5, tarkim. Alų išrūgus paprastai lieka iki 1, ypač ekstraktiniai alus apie 1 lieka. Bet instrukcijose apie tai rašo. Jis buvo sterilizuotas, bet perleisiu vandeniu ir įdėsim pamatą. Gravitacija 4,4, tai yra 0,4,4, kas yra pagal planą maždaug. Uždarom dangtį, sandariai stengiamės. Į airloką turbūt reikia įleisti pusę vandens. Pusę vandens. Sterilizuotą vandenį pilu, pusę airloką. Vanduo pučia į viršų ir prapučia. Reiškia, jokių dulkių nepatenka per viršų. Viskas. Ir kišame į čia. Trūksta tik tai raudoną kamštelę ant viršaus. Tai nekristų dulkės. Antra dalis, jeigu bus norinčių ir žiūrinčių, antrą dalį padarysim alų išrūgus, kaip reikia pilstyti į butelius ir ką reikia daryti. Ko įpilti, kaip išplauti ir taip toliau. Tai dabar 10 dienų mes, bent jau 10, atsisveikinam ir linkim, teisingai noriu pasakyti vieną dar dalyką svarbu, kad
rauginimo temperatūra, kurioje laikysite savo šitą turinį, turi būti labai stabili. Turi nebūti aukštesnė negu 25, ne žemesnė negu 15, ar ten negu lageriui. Na, žinoma, aš taikau apie 21 laipsnį. Tai 21 laipsnis turi būti visą savaitę stabilus. Taigi padėkite į kambarį, kur kambario temperatūra tiks 22, galbūt 23, bet kad jinai būtų stabili. Kad nebūtų pietinis kampas, kada saulė pakyla ir dieną įšildo kambarį. Ir nedėkite kažkur tai į verandą, kur naktį nukrinta temperatūra, arba į garažą, kur temperatūra yra nestabili ir taip toliau. Taigi 21, 22, 25, galbūt 20 laipsnių turi būti kuo stabiliau. Tai yra vienas iš tokių svarbesnių dalykų alaus gamyboje. Su jumis Tomuko alus, su jumis Tomas. Gero rauginimo. Iki.